matyti tiek jaunų veidų. Kalbėsiu nuo Lietuvos aviacijos veteranų sąjungos. Mūsų sąjungos nariais juridiniais yra 5 regioninės organizacijos. Vilniaus veteranai, Kauno veteranai, Biržų, Alytaus ir Panevėžio. Aišku, kad mūsų veikla labai skiriasi turbūt nuo to, apie ką čia buvo kalbėta, todėl kad viską tą, kas jums dabar rūpi, ką jūs darot, kuo jūs džiaugiatės, viską tą mes jau esam praėję. Ir dabar tik tai stengiamės prisiminti ir pasinaudoti tais paskutiniais malonumais, kurie dar mums yra prieinami. Iš šitų 5 regioninių, kaip mes vadinam, organizacijų, kelios labai aktyviai dirba, labai išradingai dirba. Tai Biržų, Kauno veteranai. Kauniečiai jau pradėję draugauti, bendrauti su Švedijos veteranais. Birža jau kalba apie Suomijos veteranus. Ir iš vis jie turi tikrai labai įdomių ir tokių gerų minčių. Ir aš manau, kad ateityje ta veikla tikrai plėsis tiek, kiek įmanoma. Ką mes galim? Mes, aišku, jau nebeskraidom aktyviai, parašiutais nebešokinėjam, akrobatiniais lėktuvais irgi nebeskraidom. Aišku, dar turim tokių, kaip, pavyzdžiui, Ašmenskas, kur nesenai atšventėm 102 metus, kuris dar skraidė akrobatiniu lėktuvu prieš kokius 10 metų ir dar šoko parašiutų, būdamas vyresnis kaip 90 metų. Kauniečiai turi Drūbą Vladą, kuris skraido akrobatiniu lėktuvu, bet ne visiems tas yra prieinama. Paprastai mūsų priemonės būna tokios, kad mes suvažiuojam į aerodromus, paskraidom, kai mums suteikia galimybę aeroklubai sklandytuvais, aišku, ne savarankiškai, o su instruktoriu. Ir man taip iš šono žiūrint atrodo labai šaunu, kad dar veteranas, buvęs sklandytojas, ne tik įlipa į tą sklandytuvą, bet ir sugeba po skridimo ir išlipti. Nes tai nėra taip paprasta. Tikrai yra žymiai sunkiau, negu kad kažkada tai jaunystėje laimėti ten aukso ar sidabro ar kokį kitos spalvos medalį. Viena iš mūsų veiklos sričių turėtų būti kažkokių tai varžybų, tarkim, organizavimas, kas ir buvo daroma, ko gero, prieš 5 metus užgeso tos varžybos, būdavo organizuojamos Baltijos šalių, kviesdavomės Estijos ir Latvijos, bet jos po truputį taip ir užgeso, todėl, kad pirmiausia reikia technikos, reikia kažkokių tai ir finansų, mus paremia, jie gali, kaip gali, ir moraliai, ir finansiškai. Žodžiu, viskas irgi susiveda į tuos finansus, kaip ir visur. Viena iš mūsų įstatuose įrašytų veiklos sričių yra darbas su vaikais. Čia irgi reikia kalbėti apie pinigus. Ir aš nežinau, aišku, yra vaikų sklandymo sportas, kuriam vadovauja jauni žmonės. Ir bandysim ką nors daryti ir bandysim kažkaip tai būti vaikams įdomus, nežiūrint to, kad mes jau tikrai esam artėję į tokį solidų amžių. Labai norėčiau padėkoti Lietuvos aeroklubui, prezidentui dabartiniam, kuris tikrai labai išradingai ir aš tiesiog stebiuosi su energija ir kantrybė ir ta tolerancija, kurią įdeda organizuodamas sportinės aviacijos veiklą Lietuvoje. Nes aš įsivaizduoju, kiek reikia jėgų ir kiek kantrybės ir kiek energijos ir sveikatos, kad nugalėti visus tuos sunkumus, kuriuos ir patys mes turbūt sukeliam tarpusavį ir atsiranda objektyviai.
O jums visiems norėčiau palinkėti neužmiršti, kad metai bėga ir žinokit, kad mes visada esam pasirengę jūs priimti. Ne šiaip sau, kad ateisit, parašysit prašymą, mes jūs priimam, įteikiam rožę, pasveikinam, bučiuojamės visi dabar, ypač bučiuojamės, kaip aš pastebėjau. Bet jūs neužmirškit ir dabar, kad mes esam, kad kai jūs būsit pas mus, kai jau jūs būsit veteranai, kad jūs nesakytumėt, o tas jaunimas tai visai mus ignoruoja ir mums nepadeda, tai kad ir dabar padėkit mums, kai mes tik kreipsimės. Ačiū labai.